Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta ir šiandieną aš jūs kviečiu nusimegzti kartu su manim štai tokias puikias riešines iš labai puikių siūlų. Ką aš galiu pasakyti jums apie šitas riešines? Tai yra bazė. Tai yra absoliučiai bazinis dalykas. Šių riešinių mezgimas mūsų nepririša nei prie akių skaičiaus, nei prie eilių skaičiaus, nei prie rašto kažkokio, prie nieko. Tai yra bazių bazė, su kuria jūs galite daryti ką tik panorėjusios. Tai štai, kaip galite matyti, riešinės yra megztos tiesiog geromis akimis, ratu, turi dvigubus kraštelius, tiek sakykime, rankogalis, tiek riešinių pabaiga, tiek nykščio apdaila. Kaip tai atrodo užsidėjus ant rankos, aš tuoj pat jums parodysiu, aišku, čia per laikrodį. Nu, vat, štai kaip tai atrodo. Kaip galite matyti, vat, užsidėjus. Štai. Tai dabar taip, ko mums reikės? Jeigu jūsų siūlų pasirinkimas yra panašus kaip ir mano šiuo atveju yra Cardiff kašmyras, jūsų gali būti siūlai, kokie tik jums patinka. Mano atveju tai yra natūralus 100% kašmyras, spalvos numeris 509, 25 gramuose, 112 metrų. Taip, toliau ko mums reikės? Mums būtinai reikės adatos. Aš savo riešinės megzdama naudoju 2 numerių virbalus. Jie kažkaip kardinaliai tarpusavį nesiskiria. Tiesiog man rodos, kad mezgant štai šitus dvigubus kraštelius šiek tiek mažesnio numerio virbalais, jie atrodo šiek tiek dailiau, negu kad mezgant įprasto. Tai mano atveju aš naudosiu šitiem krašteliam 3 numerio virbalus, šitam, sakykime, riešinės visam pagrindui 3,25. Bus tas mano darbinis virbalas, kuriuo aš megsiu viską išskyrus šituos kraštelius. Taip pat, jeigu jums sunku orientuotis dar mezginyje, esate pradedančioji, jums gali prireikti kelių mezgimo markeriukų, kad pasižymėtumėte šį bei tą mezginyje. Tada, aišku, mums reikia žirklių ir manau, man prireiks tikrai lapelio, ant ko aš užsirašysiu tam tikrus dalykus. Jūs galite naudotis eilių skaičiuokliu. Tai va. Kągi, galvoju, kad mes galime imti ir pradėti savo mezgimą. Virbalai, kuriais aš apsimesiu akis, yra 3 numerio. Vienas mažas patarimas, jeigu jūs kaip ir aš labai mėgstate virbalai su valu, ir ypač jeigu turit prisukamus virbalus, tai nuoširdžiai patariu virbalą, kuris jums paduoda akis, rinktis šiek tiek mažesnio numerio, o virbalą tą, su kuriuo jau mezgate, imtis to numerio, kurio jums iš tiesų reikia. Vėlgi, tie mano virbalo numeriai, akių skaičiai, jūs galite prie to neprisirišti ir jums riešinės gausis bet kokiu atveju. Tiesiog žiūrėkite pagal save, pagal savo rankas, pagal savo turimus siūlus, nes mums pagrindinis matmuo, kuris reikalingas mezgant riešinės, yra štai per plačiausią dalį apimtis. Ir pagal tai jūs galite orientuotis, kiek jums reikia akių apsimesti, kiek eilių megzti ir taip toliau ir panašiai. Imame virbalą, imam siūlą ir apsimetam, aš savo atveju apsimetu 48 akis. Visiškai paprastai. Štai, kaip esame įpratę. Štai, mano akys yra apmestos, apsimetusios, aišku, galite dar kartą persiskaičiuoti ir pasitikrinti, ar tikrai turite tiek akių, kiek jums jų reikia. Ir ką, ir pradėsime megzti. Kaip aš darau? Aš tiesiog susiveju visas akis ant virbalo ir atsiskaičiuoju savo atveju 24 akis, lygiai pusę. Vat štai čia yra mano pusė akių. Imu su virbalo kito galiuku ir išsitraukiu.
Svarbiausias momentas yra tai, kad pasidalijus akis per pus, jūsų akys nebūtų persisukusios, kad, sakykime, išvirkščioji apmestų akių pusė žiūrėtų į išvirkščią pusę, geroji būtų pas mus iš išorės. Štai mano akys jau paruoštos mezgimui, dabar dar vienas momentas. Jeigu jūs esat pratusios apjunginėti kažkaip akis į ratą, tai užsimeskite tą vieną akim daugiau. Jeigu neapjunginėti taip kaip aš, tiesiog galite pradėti megzti. Va, geromis akimis. Kaip ir minėjau, šias riešinės mes mezgam tik geromis akimis ir ratu. Tai šiuo atveju savo krašteliui, va štai, riešinės, aš mezgu 31 eilę ratu geromis akimis. Vėlgi, kaip aš ir minėjau, jūs galite megzti tiek, sakykime, aukštesnį kraštelį, tiek žemesnį. Viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu norit riešinių identiškų kaip mano, pasikartosiu, kad aš mezgu dabar ratu geromis akimis 31 eilę. Nu, vat štai, pirmąją savo eilę aš išsimezgiau ir dabar, jeigu jūs kaip ir aš, nusprendėt neapjunginėti akių į ratą, o megzti iš karto, galite pastebėti, kad pas jūs yra štai toksai tarpas tarp paskutinės ir pirmos jūsų akies. Tai tikrai galite nestresuoti, toliau mezgant, jis tikrai susimegs ir nebus visiškai nieko matyti. Dargi vienas patarimas, jeigu jūs esate naujokė mezgime, galite eilės pradžioje užsidėti vieną markeriuką. Man dėl mano eilės pradžios leidžia orientuotis štai šitas apmestų akių siūlas. Mezgam savarankiškai 31 eilę ir susitinkam, parodysiu, ką darysime toliau. Štai. Mano 31 eilė yra išmegzta ir dabar mes formuosim dvigubą kraštelį. Dvigubą kraštą mes formuosim labai paprastai, tiesiog tai, ką turime, sulenksime per pusę į štai taip vidinę pusę ir sumegsime turimas akis ant virbalo su apmestų akių krašteliu. Konkrečiai mums yra aktualūs, kad jūs gerai matytumėt, va štai. Šitie visi, štai, šičia, bet šituos mes pakelsime ir sumegsime su akimi esančia ant mūsų virbalo. Nu, vat, kaip galite matyti, jeigu nesate to darę, vat štai šitie krašteliai, kurie žymi kiekvieną mūsų akį. Kai apsimetam, čia tokia būna kaip kaselė, ne kaselė. Tai va šitas kaselės tiesiog imsim ir sumezginėsime su akimis esančiomis ant mūsų virbalo. Tai dabar imam ir pradedam. Kaip aš darau? Visų pirma savo akį aš susirandu dar nesulenkusi. Tiesiog, imu, tai, matau mano pirma akis. Ir tiesiog braukiu žemyn, seku tą akį ir susirandu siūlą, kuris žymi mano tą akį, kur aš sumezginėsiu. Aš jį lyg pasižymiu, įsiveriu virbalą ir tada susilenkiu per pus. Nu, aišku, aš dabar čia taip jau labai garsiai pasižymėjau ale ant to virbalo ir kaip aš darau. Pradžiai gali būti tikrai šiek tiek nepatogu,
bet truputėlis kantrybės ir po to jau viskas susimegs tikrai labai paprastai. Štai, išsimuoščiau tą virbalą, jau man kaip ir viskas aišku, aš matau, mano tokis ištempta dabar tokia gaus. Tai vat, aš imu tą savo pirmąją vat akį. Kad būtų patogu viską susidėstykim, vat, kad būtų mums viskas prieš mūsų akis. Tai štai, mano vat, pirma tokia akis, aš ją imu vat, ir užsidedu ant mano virbalo, susirandu savo darbinį siūlą, štai, ir šitas savo dvi akis sumezgu kartu gerąją akimi į, sakykime, dešinę pusę. Aš jų neperstatau nieko, tiesiog vat, išmezgu gerąją akimi. Taip. Einu dabar ieškoti sekančios savo akies. Štai. Vat. Nu, vat, čia sakau, reikia įgūdžio. Viena dabar mano sekanti bus vat štai šita. Ir vat aš užsikabinu, dedu ant virbalo ir vėlgi sekančias vat akį, kurį uždėjau, ir sekantį akis, jas sumezgu kartu gerąją akimi. Keliaujam ieškoti sekančios. Štai mano sekantis, vėlgi ant virbalo ir sumezgu. Atrodo, kad žaidimo daug, bet aš manau, kad tai yra to verta. Tam, kad gautumėm tą rezultatą, kokio mes norime. Be to, bent jau man, vat tokie nepatogus kartais išmezginėjimai yra įdomiausia mezginio dalis. Kaip gaunasi mūsų kraštelis. Manau, kad toliau megzti kartu su jumis prasmės man kaip ir nėra. Tas pirminis, sakykime, nepatogumas jau jis yra išgyventas, nes sulig kiekviena tolimesnė akim vis lengviau ir lengviau. Tarp kitko dar paminiu, kad sumezginėju aš 3 numerio virbalais. Kai susimegsiu viską, tada pasikeisim virbalą į šiek tiek didesnio numerio. Štai taip atrodo sumegztas kraštelis, visos sumegztos akys. Ir ką, dabar aš pasikeičiu savo darbinį virbalą į, kaip minėjau, 3,25. Ir dabar mezgam riešo ilgį. Vat štai šitą dalį, iki kol pradėsim platinti nykščiui, pridėjinėti akis. Tai dabar žiūrėkit. Aš savo riešinį mezgu 29 eiles, 30-oje aš jau pradėsiu pridėjimus nykščiui daryti. Kaip matote, štai kaip tai atrodo. Jūs megzkite savo nuožiūrą. Dabar jau mūsų riešiniai yra tokios stadijos, jinai šiaip realiai nuo pat pradžio yra tokios stadijos, kada jūs galite pasimatuoti, kokio ilgio jums tas riešas yra reikalingas. Vat, kaip matot, vat. Ar norit ilgesnio, ar norit trumpesnio, galite megzti ir iki alkūnių, galite megzti vos nežinau, iki pusės ir
Kaip jums atrodo? Skonio dalykas visiškai, esmės reišinių tai nekeičia. Tiesiog, tokio ilgio mezgam, kokio norite. Tai ką, virbalas mano pakeistas. Ir kągi, mezgam toliau savarankiškai, geromis akimis. Aš savo atveju 29 eilės, o jūs jau savo nuožiūrą. Ir susitinkam, kai pradėsime platinti nykščiai akis prisidėjinėti. Na, 29 eilės jau yra išmegztos. Ir dabar mes pradėsime daryti pridėjimus nykščiui. Iš karto dabar užbėgu įvykiam už akių ir pasakau, kad mes su jumis megsim tik tais dešinės rankos riešinę. Atitinkamai kairės rankos riešinę turėsite išsimegzti savarankiškai. Ir dabar vienintelis skirtumas, kuris skiria dešinę nuo kairės, yra tai, kad dešinės riešinės pridėjimus nykščiui, aš paimu, mes darysime abipus, skaičiuojant nuo eilės pradžios, abipus antrą akį. Štai. Čia, kaip juos daryti, aš tikrai parodysiu, papasakosiu. Kairės rankos mes darysim, pridėjimus jau tiksliau jūs darysit, kai savarankiškai megsit, abipus prieš paskutinę pirmo, sakykime, virbalo akį. Abipus prieš paskutinę. Tai yra vienintelis skirtumas. Tai ką, pradedam pridėti akis mūsų būsimam nykščiui. Mes esame eilės pradžioje, man leidžia orientuotis mano štai siūlo galas, kuriuo buvo apmestos akys. Ir kaip mes mezgame? Išsimezgame taip, vieną gerą akį, užsidedame pirmąjį markerį ir iš karto pridedame vieną akį iš siūlo esančio tarp dviejų akių, kuris pas mus žiūrės į kairę pusę. Kaip mes tai darom, tiesiog parodau tom, kurios nežinote, kad pakeliam su savo darbiniu virbalu tą siūlą esantį, o su paduodančiu virbalu, štai iš priekio, štai taip ir užsidedame jį ant virbalo. Ir išmezgame už galinės siūlo sienelės, jį taip kryžiuodami ir neduodami progos susidaryti skyliai. Štai. Apsimetėme pirmą papildomą akį. Mezgam toliau sekančią akį gerąją akimi. Taip. Ir prisidėsime antrąją akį, kuri žiūrės pas mus į dešinę. Tai lygiai taip pat su darbiniu virbalu pasikeliam siūlą esantį tarp dviejų akių. Dabar jau mūsų paduodančių virbalų iš, sakykime, galo, štai taip, užsidedame jį tokiu būdu ant virbalo ir čia mes išmegsime už priekinės sienelės, lygiai taip pat kryžiuojant. Aš tiesiog tokį manevrą padarau tam, kad šiek tiek atlaisvėtų siūlas ir būtų lengviau išmegzti. Išmezgam už priekinės sienelės, štai tokiu būdu, prisidėdami akį, kuri pas mus žiūri į dešinę pusę. Ir čia užsidedame savo antrąjį markerį. Tarp šitų markerių pas mus platinsis akys, nusikėlus pirmąjį markerį ir prieš antrąjį markerį. Ir vėliau mes jas atsiskirsime, kai jau norėsime megzti toliau riešinę, kad mums ilsėtųsi nykščio akys. Visą tai tikrai parodysiu. Dabar žiūrėkit informaciją tom, kurios tikrai gebate megzti savarankiškai. Tokiu būdu mes akis prisidedame abipus markerių, kas trečioje eilėje. Vadinasi, išmezgam eilę su pridėjimais, vėliau išmezgam 2 eilės tik geromis akimis ir trečioje vėl pakartojame šitą manevrą.
Ir taip mezgam, kol pas mus abipus markerių bus 17 akių, mano atveju, arba tik kiek jums reikia jūsų atveju. Tai vat, išsimezgam eilę iki pabaigos, tiesiog geromis akimis. Štai mano eilė su pridėjimais išmegzta. Toliau, manau, savarankiškai galime išsimegzti be jokių pakitimų sekančias 2 eilės, tiesiog perkeliant markerius ir išmezgant mūsų jau pridėtas akis geromis akimis. Ir vėliau vėl kartosim savo šitų pridėjimų seriją. 2 eilės geromis akimis išmegztos ir dabar vėl lygiai taip pat prisidėsime akis. 1 gera akis, markerį perkeliame ir darome pridėjimą į kairę pusę. Imame siūlą esantį tarp 2 akių, iš priekio, štai taip, užsidedame ant mūsų paduodančio virbalo ir išsimezgam už galinio siūlo gerąją akimi. Toliau mezgam 3 geras akis, 1, 2, 3 ir prieš šitą markerį prisidedame dar 1 akį, kuri pas mus žiūrės į dešinę pusę. Vadinasi, imame siūlą esantį tarp 2 akių ir užsidedame štai iš galo ir išmezgam už priekinės sienelės kryžiuodami, kad neliktų jokių skylių. Ir perkeliame markerį. Toliau eilę iki pabaigos išsimezgam geromis akimis. Šiuo metu pas mus tarp virbalų jau yra 5 akys. Štai 1, 2, 3, 4, 5. Išsimezgę iki eilės pabaigos mezgame dar 2 eilės geromis akimis ir vėl kartojame pridėjimų seriją. Manau, tikrai viskas turėtų būti aišku. Jeigu neaišku, atsisukite ir kartokite dar kartą. Bandykite išmegzti. Sakau, mezgam tokiu principu iki tol, kol pas jūs ant virbalų bus tarp markerių 17 akių. Kai išmegsim paskutinius pridėjimus, aš prie jūsų prisijungiu ir žiūrėsim, ką čia mes darysim toliau. Tai dabar situacija pas mane ant virbalų yra tokia, kad man šioje eilėje liko paskutinį kartą prisidėti akis nykščiai. Persikeliu savo markerį, prisidedu 1 akį, išsimezgu 15 akių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir prisidedu paskutinę akį. Ir pas mane dabar tarp mano markerių yra 17 akių. Tai yra lygiai tiek, kiek man reikia mano nykščiui. Dabar taip, išsimezgam šitą eilę iki pabaigos ir dar savarankiškai išsimezgam 1 eilę geromis akimis. Išsimezgiau aš 1 eilę geromis akimis ir dabar atėjo laikas atskirti nykščiui priklausančias akis. Tai kaip mes darome? Susistumiam visas akis ant mūsų pirmo virbalo, išsimezgam savo pirmą akį gerą akimi. Taip, nusimam markerį, imam adatą, nežinau, su jums nereikalingo siūlo galiuku, ant kurio mes galėsime susiverti savo nykščiui priklausančias akis. Ir dabar nepametam, aišku, tos mūsų vienos akies. Mes galime taip virbalą tiesiog įsmeigti kažkur, kad jisai mum nesimaišytų ir nestuksentų.
Ir va šitas 17 akių mes perkeliame ant adatos su siūlu. Paskutinė akis. Markeris jau nebereikalingas. Štai visos mano akys yra saugiai. Ant siūlo galiu užrišti, kad jos iki kol man bus reikalingos niekur nepabėgtų. Vat. Susigrąžinam savo šitą akį, ar ne? Ir dabar prieš mezgant toliau mūsų vat štai likusias akis, mums reikia grąžinti skolą tą vienos akies deficitą, nes mūsų vat štai čia toji akis abipus, kurios mes darėme pridėjimus, jau jinai dabar pas mus priklauso nykščio akim. Dabar jeigu mes megztume be papildomos akies, pas mus būtų 23 iš 24 akių ant virbalo. Tai mes vat labai paprastuoju būdu tiesiog imame savo darbinį vat siūlą ant nykščio ir vat užsidedam vieną papildomą akį. Skola yra grąžinta ir galime drąsiai megzti toliau geromis akimis. Tik aišku, tas akis mes patempkim, kad jos neturėtų laisvumo. Užsimezgam iki eilės pabaigos geromis akimis. Ir antras virbalas yra įveiktas. Ir dabar mes mezgame savo riešinę. Aš savo atveju mezgu 19 eilių. Kas reiškia, kad 19 eilių pas mane yra vat štai iki šito mano kraštelio. Vat. Aš taip nusprendžiau savo, kad man tiek yra gana. Šitas kraštelis yra, imkim, grubiai kokie 2-2,5 cm. Tai vat, jums reiktų neprisimegzti, nes šitame etape mes jau drąsiai galim matuoti savo riešinę. Reiktų neprisimegzti, vat, riešinės kažkur 2-2,5 cm iki tokio ilgio, kokio jūs norit, kad būtų jau jūsų pati pabaiga riešinės. Aš norėjau, kad mano riešinė baigtųsi ties vat, mažojo pirštelio nago pradžia. Tai vat, mano paskaičiavimais tai buvo 19 eilių. Vat. Tai ką, mezgam savarankiškai ir paskui jau aš papasakosiu, kaip čia mes megsime toliau ir kaip formuosim šitą viršutinį dvigubą kraštelį. Vat, žadėtosios 19 eilių pas mane išmegztos, kaip matot, vat, viską fiksuojuosi. Nes kai megsiu antrą riešinę, norėsis irgi pasižymėti. Tai vat, imant jeigu ilgis, kurioj vietoj aš sustoju. Vat, kaip galite matyti, iki kol pradedu megzti jau eilės tam dvigubam krašteliui. Tai va, išmezgiau aš savo ruoštų 19 eilių, jūs turbūt išsimezgit savo irgi reikiamą skaičių eilių ir dabar megsim eilės skirtas mūsų dvigubam krašteliui, kas reiškia, kad mes turim virbalą savo pasikeisti, aš savo atveju, į 3 numerio, o jūs jau pagal savo siūlus jums tinkantį. Tai dabar taip, aš savo riešinės krašteliui mezgu 20 eilių. 20 eilių gerosiomis akimis. Ir tada parodysiu, kaip mes gaunam šitą vat kraštelį. Iš vidinės pusės jis atrodo vat štai taip. Tai dabar taip. Aš 3 numerio virbalais mezgu dar 20 eilių gerosiomis akimis.
Tai ką, mano 20 paskutinių eilių jau yra išmegztos ir dabar mūsų laukia pati įdomiausia dalis, nes mes siūsime. Mes formuosim vat štai šitą savo dvigubą kraštelį adatos pagalba. Tai mano siūlo galas jau yra nukirptas, pasilikau kokius, nežinau, 30-40 cm. Šoku ant adatos ir parodysiu, kaip čia mes visą tai siūsime. Kai siūlas jau adatoj, dabar mes turime labai paprastai išsiversti savo riešinę šiek tiek į išvirkščią pusę. Vat štai taip. Taip nemažai mes turim jos išsiversti, kad mums būtų vėliau patogu siūti. Ir dabar esmė mūsų yra kokia, aišku, dabar būtų gerai susiriktuotos virbalus, kad jie neparškėtų, netarškėtų. Mūsų esmė dabar yra tokia, kad to jau aš tik patogiai įsitaisau, kad galėčiau jums aiškiai viską parodyti. Ko gero prisiartinu ir žiūrim. Mes galim matyti, kad mūsų viena išvirkščia eilė yra sudaryta iš štai tokių bangelių. Viena eina lyg iš viršaus, kita eina iš apačios. Tai iš karto pasakau, kad mes dirbam tik su apatiniam bangelėm, kurios vat šita. Tai vat, toksai vienas esminis momentas. Dabar ką mes turim visų pirma pasidaryti? Mes turim atsiskaičiuoti iš išvirkščios pusės 21 eilę, nes mes 21 eilę žemiau prisiūsim kraštelį savo. Tai vat turime mes vat štai savo pirmąją akį, kaip galite matyti, ir sėkmingai galim skaičiuoti, kur ta mūsų 21 eilė gyvena. Tai yra taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 eilė. Ir į tą, kaip sakiau, apatinį lankelį, vat aš taip šiek tiek įsidedu adatą. Mūsų siuvimas, sakykim taip, prasidės nuo kaimyninės akies, nuo paskutinės eilės akies, kuri pas mus vat štai yra štai čia. Pirmas žingsnis mūsų bus nuo tos kaimyninės akies. Mums reikia būtinai įsidėmėti vat šitą akį, kuri yra mūsų pirmoji, bet mes pradėsim nuo štai šito lankelio esančio štai čia. Dabar, kad būtų lengviau įsiminti, kuri ta mūsų yra 21 eilė, aišku, mes labai aiškiai galime matyti, vat štai mes dirbsim vat štai su šita eilė. Tai dabar tam pirmam kartui aš tiesiog va čia vat įsidedu virbalą, kol aš susitvarkysiu savo akis taip, kad galėčiau pradėti siūti patogiai. Kaip ir minėjau, mes pradėsim siūti nuo paskutinės akies, ne nuo pirmos. Bet ta pirma mums irgi labai svarbi, nes jinai mūsų kelrodė jau skaitosi. Tai štai, kaip mes darom, mes tiesiog labai paprastai susivėjam dabar savo akis ant virbalo. Vat štai taip. Susidėstom, kaip mums įmanoma patogiau. Mums šitas virbalas jau šiaip realiai jisai nebereikalingas, jį būtų gerai kur nors padėti taip, kad mums nebesipainiotų jisai. Ėmam savo adatą ir pradėsime siūti. Šiaip yra 4 žingsniai, tai vat juos įsiminus ir nuolat kartojus, jums tikrai viskas pavyks. Tai dabar, kaip ir sakau, pirmas žingsnis yra toksai, kad, dabar kad ir šitas nesimaišytų, mes į pirmąją savo eilės akį siūlą veriam iš viršaus, va taip pat.
Štai taip. Ir ištraukiam. Taip. Dabar žiūrime į savo išvirkščiąją pusę ir ką mes matom. Pas mane jau šitas siūlas pakankamai taip gerokai išsitempė, kad man būtų aišku, kuris čia mano ta 21 akis, sakykime, 21 eilės. Ir dabar taip. Čia yra pirma, čia yra paskutinė. Tai mes dabar keliaujam štai taip iš apačios į tą apatinio lankelio paskutinės akies dalį. Štai taip. Dabar aš nieko nesutraukiu, nieko nesuveržiu, kad jūs matytumėt, kaip tai vyksta. Tada mes praleidžiam lyg tai šitą viršutinį lankelį ir dabar jau štai iš viršaus į savo šitos pirmos akies apatinį lankelį su adata, štai taip atkeliaujame. Ir paskutinis žingsnis yra, dabar jau į savo šitą akį ant virbalo mes iš apačios ją štai taip imam adatą ir ją nukeliam. Ir dabar mes jau galim viską patempti. Mūsų pirma akis yra susiūta. Ir dabar kartuojam nuo pradžių. Iš viršaus į mūsų akį esančią ant virbalo. Žiūrim dabar į savo išvirkščią pusę. Sugrįžtam dabar į štai prieš tai, kur mes buvom tą apatinį lankelį. Iš apačios. Tada šitą viršūnėlę, kaip galit matyti, praleidžiam. Ir iš viršaus į sekantį apatinį lankelį. Adata. Štai taip. Ir iš apačios į akį esančią ant virbalo į ją nukeliam. Ir čia jau galime šiek tiek patempti. Tokie yra siuvimo žingsniai. Kartojam dar kartą. Iš viršaus į akį esančią ant virbalo ištraukiam siūlą. Žiūrim, ką mes turim išvirkščioj pusėje. Į prieš tai buvusios akies apatinį lankelį, kur mes jau vieną kartą buvom. Taip, tada praleidžiam šitą viršutinį lankelį ir į apatinį sekantį lankelį iš viršaus. Su adata, štai taip. Ištraukiam ir grįžtam į akį iš apačios esančią ant virbalo ir štai taip galim ją nukelti. Ir ištraukę, patempiam šiek tiek. Ir matot, jau pas mus ryškėja šiek tiek ta mūsų būsima siūlė. Dabar tiesiog be žodžių, gerai? Pasistengsiu, kad jums viskas gerai matytųsi.
sunkiausia, ko gero, mūsų dalis jau pas mus yra įveikta. Ir dabar mums teliko tik tais pasislėpti siūlų galiuką. Galit slėpti dabar, galit slėpti vėliau, kaip jums patinka. Štai, aš pasislėpsiu vėliau, dabar šiek tiek aš jį pridaikščiau, tik tai ir viskas. Grįžtam į normalų vaizdą. Ir ką? Ir dabar mums teliko megzti nykštį. Tai ką? Mes pradėsim megzti nykštį nuo to, kad mums reikia persikelti savo akis esančias ant siūlo, nuo siūlo ant virbalo. Tai aš įprastai darau taip, kad aš pradžioj susirenku akis. Taip, 2, 3, 4. Primenu, kad mes turim 17 akių. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aš surenku 10 ir ištraukiu virbalą, nes megsiu lygiai taip pat magic loop'u. Ir likusias 7 lygiai taip pat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7. Kai mano akys yra saugiai jau ant virbalų, aš tada galiu savo nukirpti siūlą ir jį ištraukti. Be baimės, kad kažkas kažkur pabėgs. Tai dabar taip, imam siūlo galiuką ir susirinksim papildomas 3 akis, nes, kaip galit matyti, aišku, mano dabar, žinokit, barškėsiu. Štai, kaip galit matyti, pas mus taip yra 10 akių ant vieno virbalo, 7 akys ant kito virbalo ir skylė. Tai, kad pas mus nebūtų skylės, mes turim štai iš šito tarpo pasikelti 3 akis. Kaip aš tai darau? Išsitraukiu šitą virbalą, kur pas mane 7 akys. Imu siūlo galiuką. Šiaip rekomendacija yra pasilikti šiek tiek ilgesnį siūlo galiuką, kuriuo susirinksit tas akis. Maža kas, gal nepavyks labai gražiai pakelti tų akių, po to iš vidinės pusės mes galime viską labai gražiai to siūlo galiuko pagalba užtaisyti. Tai pasiliekam ir ieškam, kaip čia mes galim susirinkti gražiau tas akis. Štai, aš dabar ką matau prieš save? Matau, kad štai šičia yra ta akis, kur mes užsidėjom ją papildomai, tai mes ją pasimsim būtinai. Ir dar mums reikia pasimti po papildomą akį kažkaip gražiai iš kraštų, kad neturėtume labai didelių skylių. Nors jeigu ir turėsim, kaip ir minėjau, mes galėsim užkaišyti jas siūlo pagalba. Taip, pirmą savo akį aš galvoju galiu pasimti pavyzdžiui, taip, mano bus šičia, tai aš turiu pasimti kažkur panašiai iš čia. Štai, išsitraukiu virbalo pagalba pirmąją savo akį. Tada antrą akį aš susirenku iš štai šito tarpelio, kur buvo mano uždėta papildoma akis. Dabar reikia atskirti, kur mūsų yra darbinis siūlas ir kur tas siūlas, dėka kurio mes pradėjom akis rinktis. Štai antra akis pas mane ant virbalo. Ir liko štai toksai tarpelis mano trečiai akiai. Ir dabar aš galvoju, iš kur aš čia galiu pasimti, tarkim, bandau imti iš čia, matau jau, kad tokia, matot, skylė gaunas, bet aš ją tikrai užtaisysiu, štai iš vidinės pusės šito siūlo pagalba. Čia nekritiška, patikėkite manim.
Ir susirinkau savo reikiamas 3 akis, tai dabar matematika pas mane yra tokia, kad mes prisivarysim prie virbalų viską, kad matytume. Matematika yra tokia, kad 10 akių turiu ant pirmo virbalo, 10 akių ant antro virbalo. Ir iš šitų 20 akių šitą siūlą aš noriu įsikišti į vidų, kad neduok die man jisai nepasimaišytų. Ir ką mes darom? Aš užsidedu markerį, kuris žymi mano eilės pradžią, kad nesusimaišyčiau. Ir dabar kaip mes mezgam. Kadangi mes jau daug mezgim savarankiškai, vis dar mezgimas vyksta geromis akimis ratu, tai mezgame 10 eilių 3,25 numerio virbalu ratu 10 eilių, po to pasikeičiam virbalą į mažesnio numerio ir mezgam dar 10 eilių. Vadinasi, mūsų nykštį iš viso sudaro 20 eilių. Tiesiog imame ratu ir mezgame. Pradžiai 10 eilių, paskui pasikeičiam virbalą į mažesnio numerio ir dar 10 eilių. Ir mum liks vėl susisiūti, susiformuojant štai tokį kraštelį, taip pat galite matyti ant riešinės. Tai ką, manau, tikrai savarankiškai galim išmegzti tuos 20 ratų. Mano 10 eilių ir plus 10 eilių yra išmegztos, tokiu ilgiu yra nykštys. Tai ką, vėl siūlau tada, nieko nelaukus, šokti ant adatos. Pasiliekam siūlo galiuko, kokių, nežinau, 20 cm. Štai. Ir mūsų paskutinis siuvimas. Ir būsim oficialiai pabaigę megzti riešinę. Tai dabar taip, šitą kraštelį mes prisiūsim 11 eilių žemiau išvirkščioje pusėje. Tai reiškia, darome kaip visada. Verčiam į išvirkščią pusę, nykštį taip pat, tokiu būdu ir skaičiuojamės, kur čia pas mus ta 11 eilė, kur mes siūsime. Taip, čia yra mūsų pirma akis, kaip galite matyti. Čia yra mūsų toji paskutinė akis. Ir skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Štai ji yra čia. Ir ką? Imam ir siuvam, štai, kad geriau matytųsi, štai šita mūsų eilė bus ta, tiksliau, šitos apatinės dalys bus tos, kur mes siūsim akis. Ir kartojam, ko gero, nuo pradžių, ar ne? Imam, susineriam, štai. Palaukit dar kartelį, aš pamečiau, dabar ištraukiu ir pamečiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Šita. Matot, kaip būna kartais, man patinka ką nors įsiverti į tą akį, kad aš tikrai būčiau tikra, kad čia yra ta mano akis, kuri man bus reikalinga. Tiesiog. Nes, sakau, dabar čia yra labai mažas mum plotas, kur mes galim judėti. Tai turim būti labai, labai, labai atidus. Tai ką? Siūlas adata ir vėl kartojam nuo pradžių. Į pirmą akį iš viršaus. Pirmiausiai užsukam į kaimyninę akį iš apačios. Praleidžiam tą pilvelį ir dabar jau iš viršaus galim išsiimti savo šitą žyminčią akį ir iš viršaus štai ir
į akį esančią ant virbalo. Ir kartuojam nuo pradžių. Iš viršaus grįžtam į tenai, kur jau svečiavomės. Praleidžiam vat štai šitą ir iš viršaus štai čia ir į akį ir ją nuimam nuo virbalo. Taip. Atidumo aišku reikia, kas be ko, kad pataikytumėm į tą savo eilę, bet jeigu sėkmingai prisiuvot vat šitą kraštelį, tai manau neturėtų kilti didelių problemų prisiūti ir vat štai šitą mažytį. Nes tikrai viskas labai neblogai čia pas mus matosi. Tuo labiau, kad jau patirties turim. Nu vat, viskas. Dabar jis atrodo toksai ganėtinai platokas, bet išsiskalbus ant rankos užsidėjus viskas, o viskas, žinokite, tikrai viskas bus gerai, aš jums pažadu. Nes kaip matot, jau čia tų riešinių pas mane nemažai. Grįžtam į įprastą jaučiu vaizdą. Štai. Taip ir taip. Sveikinu, mes numezgėm savo riešinę. Štai. Siūlų galiukai kyšo. Aišku, dabar jum liko savarankiškai, ko gero, pasislėpti siūlų galiukus, kurių, vat, kaip galit matyti, pas mus yra, ko gero, kokie 3 arba 4, nedaugiau. Bet štai. Jeigu įveikėt ir siuvimo dalį, tai iš viso, nežinau, sveikinimai. Tai ačiū visom, kas mezgėt. Labai norėsiu, jeigu viskas pavyko, viskas buvo aišku arba buvo neaišku, kad pasidalintumėt visų tuo su manim komentaruose arba žymėtumėt, nežinau, kokios Instagramo storiuose. Man bus labai malonu. Dabar, kas liečia skalbimą, konkrečiai aš, nes tai yra žiauriai švelnus siūlas, tai yra švelniau nei katino pilvelis, aš savo riešinę skalbiau labai švelniai po tekančiu drungnu vandeniu su savo plaukų šampūnu. Jau aš nepatikėjau šito švelnumėlio jokiems skalbikliams, chemijai ir taip toliau ir panašiai. Nu, šampūnas irgi chemija, bet gal šiek tiek švelnesnė, nes skirta plaukam. Tai vat, skalbiam, mezgam antrą ir džiaugiamės. Ačiū, sėkmės mezgant antras riešines ir iki sekančių susitikimų.